smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Suvalgė su kaka laisvas. Jėgot, kaip čia buvo? Nu tai, tu komandos nepatinkai linai, tai supranti, tau metimai nepakrito. Mes tarpais pataikėm, aš pataikėm. O čia pasisekė ar kaip? Mes tiesiog visą sezoną tikslingai siekėm tikslo, aišku, aukščiausią, bet pusfinalį dėja sutikom sunkų varžovą, buvom traumuoti, aš ir Edgaras, sunkiai galėjom žaisti, taip ir gavosi, kad dabar teko žaisti dėl 3 vietos. Bet Deimantas šiemet 3 vietą, medalį, biški išlipot iš tų nevykėlio etiketės, biški, ne? Nu biški jo, rudens taurės, ketvirtfinalio barjero, Kazio veteranų šiemet peržengėm pavasario, tai mes to džiaugiamės, pagaliau tą psichologinį barjerą peržengėm, tai to ir siekiam. Kiek senuose vartuose pinigų išleisit? O kiek nori? Už dyką duos 100 litų? Tai išleisim gal daugiau. 3 gubai? Jei nedaugiau dar, 4 gubai. Suvalgė su kaka laisvas. Kodėl gavai 5 pražangas jau 3 kėlinį? Todėl, kad prasti teisėjai buvo. O tu neprastas? Aš buvau labai šiandien geras, bet manęs nemėgo. Ne, tai buvo viskas. Gali pasveikinti varžovus? Sveikinu varžovus. Su 100 kažkiek taškų. 1 ar 3. Jo, laimėjom, pavargom. Sekės, pataikėm gerai. Biški komandiškai stengiamės. Kai komandiškai žaidom būdavo gerai. Pradėjom po 1 laužti, tai jie pasivijo ir po to vėl. Šiaip gerai pataikėm. 3 taškius po krepšio ir ūkiškai išnaudojom biški. Pas juos nieko nėra realiai. Ir viskas. Ir neblogai gynėmės realiai. Taškų daug, bet Furmanavičius ten yra vis tiek ką veikti. Tai va. Nežinau, jie labiau patyrę buvo, nuo pirmų minučių įsiveržė, o mes labai skubėjom, tas ir pakišo koją labai. Bet tas jaunatvis energingumas kai kada ir padėjo, buvo prisivėję, persivėję. Taip, bet va, to ir trūko, tik prisivėjom keli taškai ir reikia ramiau sužaisti, išlyginti rezultatą ir vėl paskubėdavom ir vėl jie atitrūkdavo. Bet apskritai sidabro medaliai tokiai jaunai komandai, ką tik sukurtai, turbūt visai nieko. Taip, tik šiemet sugalvojom su draugais dalyvauti ir pirmi metai ir patekti į finalą jau yra geras rezultatas.